Šiaudgiris. Čia kažkas bus su šiaudais. Matyt, bent su šiaudais. Kažkaip. Kepė. O, čia apdėgus. Taigi, mokytoja, ką šiandieną čia darys mokiniai? Mažus sodelius. Aš pasakysiu paslaptį, sodelius rišdavo tik merginos. O čia tokie šaunūs vyrukai, kur jie taip kantriai riša sodus. O kur sodai naudojame? O sodą kabinam virš stalo. Susirenka visa šeimyna, sodas juda nuo judesio ir ramybė duoda. Tai yra kaip pasaulio sutvėrimas. Čia esu iš kaimo, mes su Kazimieru kaimynai, jis Kazimieras, aš kalvis, tikriausias kalvis. Kalu ne tik metalą, bet ir likimus. Sveikinam su muzika! Taigi mes dabar atėjome prie Kastiniškių. O, sveiki, mokytoja, kaip jūs laikotės? Kastinį. Ir kaip jis yra gaminamas? Aš kadangi išmokau, galiu papasakoti. Paimam naminę grietinę. Pavyzdžiui, jeigu mes norim padaryti kokias 5 porcijas, mes imam pusę stiklainių naminės grietinės. Ją sukratom į indelį, mes dabar nekratysim, nes paskui klasė darys. Ir šitą grietinę mes suksim maždaug iki sviesto konsistencijos. Taip. Jeigu mes per daug susuksim, įpilsim šilto vandens, pačiai šitą indelį, įsidėsim tą sviestą, tada jį suksim, atlydysim vėl truputėlį iki tokios vientisos masės. Kai atlydysim iki vientisos masės, tada iškelsim ar paliksim čia šitam vandenukę? Ne. Iškelsim iš vandenuką ir virsim kefyrą. Geriausias kefyras yra naminis, tradicinis 2,5. Deda į tą sviestuką, į tą masę, pila kefyrą ir tada suka ir susisuka kastinis. Dar ne viskas. Tai yra vaikiškai. Ir jie pripjausto labai smulkiai česnako. Tada mes česnako įkratom į kastinį. Tada mes dedam druskos ir vėl išmaišom viską. Taip. Tada mes turim prieskonį. Čia yra kmynai. Ant viršaus galim papasyti kmynų. Čia yra kartieji pipirai. Kam patinka pipiriukai. Čia yra linų sėklos sumaltos. Vadinasi, maltisėmėmis čia. Tai va, pasigardinam. Ir dar galim pasipuošti žalumynais, petražolę ir krapuku. Tai atrodo labai nuostabiai. Aš galim parodyti žalumynų. Štai čia buvo susuktas kastinis ir čia taip gražiai viskas panašu. Kaip skanu. Gal jūs norit paragauti? Su bulvytėm ar atskirai? Tiesiog, imkit bulvę. Ir iš šito galime imti. Nebūtinai vien tik iš šito. Nu taip, skanu. Nerealiai skanu. Ir čia yra nuostabi šeimininkė iš Jėnų, jos vardas yra Irena. Jinai dalyvauja įvairiose edukacijose, jinai suka ne tik kastinį, jinai darda cebulinę. Daro ir baltą, ir juodą daro. Vienus atsipelinus daro, yra vėdarus. Vienu žodžiu, yra tautinis padaras. Kaušo kovoj buvo vaškiu. Kaušų kovoj buvo? Taip. Nerealiai. O kaip kad sekėsi jums? Gavom kaušą. Kaušą gavom? Gavom. Daryt sak, ne, sakau, kaušą, nieks nebus, kad tai gropeteisė. Gavom knygų. Labai smagu. Žaidimą, ką? Dar nufilmavo televiziją? Jo, filmavo. Nerealiai žvaigždė. Kur pavyzdžius skaičius. Ačiū jums labai, mes turime toliau keliauti, žinokit. Ačiū, kad buvo, ačiū. Penktokai iškart perspėjo, čia taip skanu, kad norėsit dar kartą. Onyte! Pažiūrėk, karalėliai, čia mūsų turbūt mėgstamiausia stotelė bus. Labą dieną. Ką šiandien merginos pasidarė? Pasidarė pakabukus, medinius, antrų tokių nebus. Kiek laiko praktikuojate šį amatą? Gal kelis metus. Kodėl? Kodėl šis amatas? Todėl, kad jis patinka panoms. Kokia idėja šito papuošalo? Kokia istorija? Medis. Įdomiai. Ir mums pasidaryti toks. Reikės ir mums pasidaryti. Atiksim dar pas jūs. Galėsim pasigaminti?
Gerai. Visiems sėkmės, gražių papuošalų. Patikrinsim, kas įsikūrė biologijos kabinete ir įvertinsim. Sveiki, mokiniai! Kaip jums sekasi? Va, labai gerai. O tada mes prieisim prie mokytojos, specialistės, amatininkės ir paklausim, ką čia daro jie. Mes veikiam, žinokit, labai rimtus dalykus čia darom dabar. Diskutuojam, iš kokio gyvūno, kokį gyvūną nunerti, pavyzdžiui, ir kiek bus iš jo odos. Iš mano tikrai nedaug. O Ką, pavyzdžiui, galėtumėm padaryti iš tokios odos kaip jūsų? Kokį kuprinę galbūt galima būtų iš jūsų odos padaryti? manau. O ką esat atsivežę? Kokių odų tikrų? Esam atsivežę stručio, žuvies odos esam atsivežę, čia dabar. Ir parodysiu iš tikrųjų visą gabalą žuvies odos. Matom labai didelį susidomėjimą. Tai kiek... Žiauriai didelis susidomėjimas, baisus. O ar patys mokiniai kažką pasigamins? Tai žinoma, mes darysim tašes, darysim knygas, piniginių darysim dar, pasidarysim dar skirtukų knygai, nes čia daug skaitančių, matau, labai daug su akiniais sėdi. O tai kiek jie laiko užtruks tą vieną tašę pasigaminti? 1, 2, 3 ir viskas, tai kai mokinė trunka. Tai tada gerai, mes ir nebetrukdysim, išeisim ir... Aš jas darysiu.